Sveiki atvykę į antrąją IT iššūkio pamokėlę. Šiandieną susipažinsim su pagrindinėmis HTML žymomis ir taip pat pasižiūrėsime, iš ko susideda mūsų internetinis puslapis. Šiuo metu mano ekrane jūs matote HTML, JS ir CSS, ar ne? Ką tai reiškia? HTML yra mūsų žymų struktūra, CSS yra stilius, o JavaScript yra panašiai kaip visa nervinė ir kraujotakos sistema. Taigi HTML atsakingas yra už patį karkasą mūsų svetainės, CSS yra atsakingas už mūsų apipavidalinimą, visą išvaizdą, stilių, o JavaScript šiuo atveju bus atsakingas už patį funkcionalumą. Turiu paruošęs jums pavyzdį, kur yra sukurtas puslapis su HTML, CSS ir JavaScript. Deja, mes nespėsime JavaScript šio iššūkio metu pasimokinti giliau, bet vis tiek norėjau jums pristatyti, nes JavaScript yra viena iš pagrindinių svetainio kūrimo dalių. Tai dabar mes matome, čia yra tekstas, sąrašas ir mygtukas. Kai paspausime mygtuką, matysime, kad keičiasi fono spalvos. Pradedant nuo JavaScript, pasididinsiu, turime šitokį kodą, į kurį dabar nesigilinsim. Svarbiausia yra, ką jis daro, ar ne? Jeigu mes jį ištrinsime ir bandysime persikrovus puslapį vėl spaudinėti mygtuką, joks fonas nesikeis. Vėlgi, jeigu grąžinsim su Ctrl+Z tą kodą JavaScript, persikrovus puslapiui vėl mygtukas veiks. Labai paprasta, ne? Taip, tada yra CSS, kur yra stilizuotas mūsų pavadinimas ir mygtukas. Ir jeigu mes ištrinsim šį kodą, tiek pavadinimas, tiek mygtukas praras savo spalvas. Ir spaudinėjant net ir nestilizuotą mygtuką, JavaScript, kurį mes turime, naujins foną ir keis jo spalvas. Grąžinus kodą stiliaus ar ne, vėl atsiranda ir stilizuojasi tiek pavadinimas, tiek mygtukas. Ir galų gale yra HTML, jeigu jį ištrinsime, turėsime tik tuščią puslapį, baltos spalvos puslapį. Ir matome, kad būtent HTML yra pagrindinė dalis, karkasas, ant ko mes statome visą svetainę, kaip kokį namo pamatai, ant kurių statome visą namą. Dėl to mes ir pradėsime nuo HTML žymų, kurios bus mūsų pagrindas toliau stilizuojant puslapį, o ateityje jums kuriant ir pritaikant funkcionalumą su JavaScript. Pagrindiniai šaltiniai ar ne dokumentacijos, kaip ir mokyklai būna vadovėliai, yra internete. Pagrindinis standartizuotojas HTML yra V3 konsorciumas, kurio svetainė oficialiai vadinasi V3 School. Čia mes matome, kad galime išmokti apie HTML, jo yra video tutorialai, visokie references, net ir sertifikatai. Bet ne tik ir apie HTML, taip pat V3 mokina ir CSS, JavaScript ir kitų programavimo kalbų. Labai gera svetainė, norint mokytis tiesiog savarankiškai. Dar viena nebloga svetainė, man netokia jinai patraukli dėl to, kad yra daug labai informacijos pateikta, bet taip pat galima nemažai išmokti, yra MDN, Mozilla sukurta. Čia irgi CSS matom, HTML ir JavaScript technologijos yra mokomas. Ir jeigu norėtume daugiau susipažinti, yra references, yra HTML, CSS, JavaScript ir kiti dalykai. Tai mes pagrindę naudosime V3, nes ten yra viskas paprastai, aiškiai paaiškinta. Šalia šių dokumentacijų V3 ir MDN mes taip pat turime YouTube, kur galima tiesiog ieškoti, ar ne, kaip pavyzdžiui HTML ir CSS website sukurti. Ir čia tiesiog įvairūs kūrėjai yra pristatę, kaip nuo A iki Z sukurti savo puslapį, šiuo atveju vien tik su HTML ir CSS, kaip susikurti failus, kaip viską parašyti, kad gautume pradžioje matytą puslapį. Taip pat nebloga platforma mokytis yra Udemy. Udemy buvo mano kaip pati pradžia. Ir būtent šitie mokymai, kurie vadinasi Web Developer Bootcamp 2023, jie čia atnaujina vis. Šių mokymų trukmė yra 63 valandos, aš maždaug užtrukau pusę metų. Ir čia iš esmės yra full stack, nuo pradžios iki galo, nuo frontendo iki backendo, nuo paprastų puslapių iki sudėtingų aplikacijų mokymai. Ir tiesiog jie labai man davė gerą pagrindą, kad paskui jau mokytis tolimesnio programavimo. Šiandieną yra išrasta ir kitų priemonių, kurios palengvina programavimą. Tai yra komentarų pagrindų sukurti dirbtiniai intelektai, kur parašius komentarą galime gauti kodą. Vienas iš jų yra GitHub Copilot. Žinoma, norint su tokiais jau įrankiais dirbti, šiek tiek reikia žinių, kokį komentarą rašyti iš esmės, ar ne. Ir tada parašius komentarą, matom, ar ne, mums duoda kodą. Lygiai
Tokiu pat principu neseniai išėjo ChatGPT, irgi dirbtinis intelektas, kur aš parašiau create HTML with CSS navbar ir man sukūrė visą struktūrą davė, kurią aš galėčiau tiesiog kopijuoti kodą ir įdėti į savo svetainę ir gaučiau navigacijos meniu. Taigi matome, kad vis labiau programavimas eina į bendradarbiavimą su dirbtiniais intelektais, tačiau tai yra tik tais pirmosios stadijos ir jeigu jūs pradėsite, tiesiog susipažinsite su, pavyzdžiui, ChatGPT, ten galima ne tik tais rašyti, klausti kodo, galima tiesiog klausti ir sukurti eilėraštį, pavyzdžiui, ar kažką tokio ir net lietuvių kalba, tai, ateityje jums bus daug lengviau integruotis į pasaulį, kuriame, tikiu, dirbtinis intelektas užims vieną iš svarbiausių vietų. Gerai, o mes, kad pradėtume darbuotis, mums labai svarbu yra turėti ant savo darbalokio praeitoje pamokoje susikurtą aplankalą, kurį pavadiname IT iššūkis ir jame HTML žymos. Pačios žymos yra išvardintos mano jau minėtoje V3 School svetainėje, kur yra references ir yra HTML tag references. Dar kartą kartuoju, einat į v3school.com, galite ir per Google ir tada susirandat references ir pasirenkat HTML tag references. Taip ir čia matot visas žymas, kokios tik yra. Neišsigaskit, jų mintinai nereiks mokytis. Apskritai programavimas, ko man patinka, kadangi nesigiriu labai gerą atmintimi, kad nieko nereikia iš esmės atsiminti. Tai reikia žinoti, kur pasižiūrėti, o pagrindinis šaltinis visų žinių yra Google. Tai matom čia, kokios žymos yra, remdamėsi būtent šią svetainę, mes pradėsime, aptarsime pagrindinės iš jų. Pasidarysiu, kad būtų vaizdas kairėje ar ne, kaip ir anksčiau. Jeigu jūs nežinot greitosios komandos, galite tiesiog su pelyte vilkti į kairę ir paleisti. Ir tada duosiu jums pasirinkimą, ar ne, ką jūs norite turėti dešinėje. Ir tada atsidarykite Visual Studio Code, vėl nuvilkite Visual Studio Code į dešinę, kad būtų dešinėje, pasirinkite kairėje naršyklę ir tada atsidarę IT iššūkis aplankalą, įsikelkite HTML žymos į savo integruotos programuotojo aplinkos vidų. Matome iš praeitos pamokėlės, pas mane yra Drakulos tema. Jeigu jūs norit kažkokios kitos, galite drąsiai naudoti, primenu, File, Preferences, Color Theme. Ir aš pasirinksiu savo mėgstamiausią, tai yra Tom Von Dark. Taip ir matom, kaip pasikeičia. Gerai, įsikėlėm savo projektą. Dabar mums reikia pasileisti live serverį, kad nereikėtų pastoviai mums refreshinti savo puslapio. Tai, kad live serverį pasileistumėt, užtenka čia paspausti Go Live arba ant rapelės, ant kodo ir Open with Live Server. Ir atsidarys per jūsų naršyklę Hello World, ar ne? Dabar mes turime struktūrą svetainės, kuri jau yra tų HTML tagų. Visas puslapis yra, kurį mes matysime naršyklėje tarp body tagų. Patys body tagai ir kitos žymos HTML turi panašią struktūrą. Štai taip atrodo kiekvienas HTML elementas. Jis turi open tagą, matot, P su rodiklytėm ar ne, arba mažiau daugiau simboliais iš abiejų pusių ir closing tagą. Panašiai irgi P su mažiau daugiau ženklais iš abiejų pusių ir pasviruoju brūkšniu, kuris angliškai vadinasi slashas. Tai labai svarbu, kad būtų HTML elemente pradžia ir pabaiga. Ir tada tarp tų dviejų žymų arba angliškai tagų yra turinys, my paragraph, ar ne? Ir visas šitas dalykas vadinasi elementą. Kai aš sakysiu, kuriam tarkim H1 elementą arba P elementą, tai reiškia, kuriam visą šitą su open tagu, closing tagu ir turiniu viduryje. Tas turinys gali būti nebūtinai tekstas, tai gali būti ir kitos žymos, kaip matom tarp body, open ir closing tago yra headingas su Hello World. Bet taip pat, pavyzdžiui, yra head ir open ir closing tagas, kuriame yra meta ir kitų žymų. Taigi labai svarbu, kad kai jūs rašysite tagus, turėkite omeny, kad yra open tagas, closing tagas ir tarp jų esantis turinį. Mes turime šiame puslapyje H1 ar net tagą ir taip pat turime head dalyje title tagą. Vietoj dokument galim pasirašyti HTML žymos ir matysime, kad išsaugojus čia viršuje, kur yra dokument, pasikeis į HTML žymos. Taip, tai būtent šitas title atsakingas už tab pavadinimą. Kitos šitos žymos, kaip meta tagai, yra skirti apibūdinti koduotę, kokį šriftus yra naudojama, kokią naudoja naršyklės, su ko suderinama, su Internet Exploreriu ir Edge'u. Būtent jie pažymi tai, nes Visual Studio Code yra sukurta Microsoft'o ir taip pat Internet Explorer ir Edge'as taip pat yra sukurtas Microsoft'o. Tai šiaip šitas dalykas nėra būtinas, bet jį visą laiką mums užpildys rašant HTML5. Ir tada yra viewportas.
kuris tiesiog suderina pikselius, nes skirtingų yra ekranų dydžių ir kiekvieną ekranai, ypač personalinių kompiuterių ir mobiliųjų, turi skirtingą kiekį pikselių. Šiuo atveju mobilieji išmanieji jūs turi daug daugiau. Nes turėti daug pikselių savo personaliniuose kompiuteriuose tiesiog kainuotų daug brangiau tokia technika. Tai dabar mes turime aptarę, kas yra head dalyje, o body dalyje, kaip ir minėjau, yra mūsų tik tais pavadinimas. Pavadinimų yra įvairių, čia šiek tiek aš nusikelsiu, kad būtų arčiau. Ir jeigu parašysim H1, matysim, kad yra pavadinimų nuo H1 iki H6. Jums išmes pavyzdį ir try it yourself paspaudus, išmes kodą bei kaip atrodys naršyklė. Tai vietoj to, kad čia rašytume patys, mes galime tiesiog išsitrinti tai, ką esame parašę, nusikopijuoti 6 šitos pavadinimus, Ctrl+C ir Ctrl+V įdėti tarp body. Dabar matom, kad nėra gražiai viskas atitraukta nuo šono, kaip pirmasis pavadinimas. Tai, kad atsitrauktų gražiai nuo šono, yra labai paprasta, tiesiog pasižymėkit su pelyte ir paspauskite Tab klavišą. Jeigu norėtumėt per daug prispaudinėje grąžinti atgal, galite aišku spausti Ctrl+C arba Shift Tab. Taip, tai dar kartą kartuoju, norint atitraukti nuo kairės Tab, jeigu norit vėl į kairę, Shift Tab, va taip paprastai. Ir tada gražiai susilygiuoja. Kam dabar tas lygiavimas? Matom, kad iš karto, kai užpildėm HTML5 struktūrą, head dalyje visi šitie tagai yra atitraukti. Taip yra todėl, kad matytume, kur kas yra. Lengviau būtų skaityti kodą, tokie laiptukai ir žinotume, kokiame elemente kas yra. Gerai, tai mes turime 6 šitos pavadinimus. Eikime į savo puslapį per naršyklę ir tada išsaugojus turėtų užsikrauti 6 mūsų pavadinimai. Gerai, aš šiek tiek pritrauksiu, nes pas mane būna atitraukta ir jūs turėtumėt geriau matyti 6 pavadinimus. Taip, tai pirmasis žingsnis mokantis programavimo yra tiesiog mokėti copy-paste. Tiesiog taip paprastai kopijuoti ir įklijuoti. Ir kai mes išmokstam kopijuoti ir įklijuoti, tada galime su ta informacija kažką daryti, pavyzdžiui, ją keisti. Čia mes, kur turime pirmąjį pavadinimą, galime parašyti tiesiog tarp tų dviejų open ir closing tago H1, tiesiog pirmasis pavadinimas. Taip, ir matysim, kaip pasikeičia. Čia tada antras ir taip toliau. Ir viskas, kaip matot, kaip keičiasi. Dabar mums tų visų pavadinimų tiek daug nereikia, galime 3 iš jų ištrinti ir susikurkime dar vieną elementą, kuris vadinasi paragrafo, o sutrumpinti yra tiesiog P raidė. Tai spauskit P raidę, Enter ir tada vietoj to, kad rašytume kažkokį tokį gibberish tekstą vadinamą, mes galime tiesiog rašyti lorem ir matysim, kad mums išmeta pasiūlymą teksto. Paspauskit ant lorem ir jums užpildys. Taip, tai dabar kas tas lorem? Vietoj to, kad programuotojai pamatė, kad labai užtrunka daug laiko, rašant tekstą pavyzdiniam svetainėm, tai kad nereikėtų rašyti to teksto, buvo suprogramuotas vadinamas dummy tekstas, lorem ipsum, kuris tiesiog gali sugeneruoti, kiek jūs norite jums žodžių ir visa struktūra, kuri matot, yra su taškais, kableliais, klaustukais ir atrodo kaip tikras tekstas, nors jis iš tikrųjų nieko nereiškia. Ir jums gali duoti ne tik tiek žodžių, kiek matėm dabar, ar ne, bet taip pat jeigu parašysit lorem ir pavyzdžiui kokie 5000 ir Enter paspausit, jums išsaugosit, matysit, kiek daug teksto duoda. Matot, ir viskas įvyko mažiau nei per sekundę. Tada paspauskit Ctrl+Z ir galit parašyti 50 pavyzdžiui ir duos jums 50 žodžių. Bet galime net ir iki 2 žodžių ir net 1. Tai va, ir tokiu būdu mes galėsime užsipildyti struktūrą puslapio ir nereikės mums patiems galvoti ten kažkokių eilėraščių ar poemų patiems. Gerai, tai užsipildykit su lorem tarkim 100, Enter. Jums parašys teksto nemažai. Dabar šalia paragrafo labai būna svarbu kiekvienoje svetainėje nuotraukos. Jeigu, tarkim, kaip ir sakau, neatsimenat ir po pamokos neatsiminsit, kaip reikia rašyti, koks yra nuotraukų tagas, jūs galite tiesiog eiti į Google ir rašyti HTML image, pavyzdžiui, tag. Ir jums išmes IV3 School nuorodą HTML image tag. Ir va, kaip atrodo, matot. Ką turi nuotrauka, try it yourself, kaip atrodo kodas ir kaip atrodys nuotrauka. Va taip paprastai. Tai dabar, jeigu po paragrafu aš parašysiu, dabar, kad daugiau vaizdo mes matytume, galiu susiskliausti Explorerį ir taip pat kai kurie iš jūsų pastebėjote, kad pas mane yra gražiai prisitaiko tekstas. Šiuo atveju pas jūs, kai jūs parašėt lorem 100, tai ten viskas vienoje eilutėje. Tai kad būtų taip gražiai kaip pas mane ir prisiderintų kodas prie Visual Studio Code programos pločio, jums reikia spausti View ir Word Wrap. Šiuo atveju pas mane buvo uždėta
dėl to buvo ne vienoje eilutėje kaip dabar, o gražiai prisiderino. Tai dar kartą kartoju, viršuje view, word wrap, uždėkite varnelį ir viskas gražiai prisiderins. Panašiai kaip naršyklėje. Gerai, ir tada po paragrafų tiesiog rašykit img, enter ir matysim, duosiu jums du pasirinkimus. Įrašyti source ir įrašyti alt. Tai source ir alt vadinami yra atributais, image elemente. Ir dabar, jeigu norėtume pridėti nuotrauką, galėtume eiti į, pavyzdžiui, Unsplash svetainę ir tada susirasti, pavyzdžiui, automobilį kokį nors. Ar ne? Paspausti, atsidarys didesnį nuotrauką, spausti antrą pelės ir copy image address. Jeigu naudojate kitokią naršyklę arba lietuvių kalba, gali šiek tiek kitaip vadintis, pavyzdžiui, nukopijuoti paveikslėlio adresą arba nuorodą, bet svarbiausia yra, kad tiesiog jums pavyktų nukopijuoti tą linką, kuris nukreips į šitą nuotrauką. Tai paspauskit ir tada tarp source kabučių įdėkit Ctrl+V, atsidarysiu puslapį, išsaugosiu ir matysim, kaip atsiranda nuotrauka. Nuoroda neturėtų per daug ilga būti. Nerekomenduoju iš Google kopijuotis, nes būna labai didelė ilga nuoroda ir jinai ne visą laiką veikia. Tai nueikite tiesiog į Unsplash, rašykite car, paspauskite patinkančio automobilio. Jeigu nepatinka automobiliai, galite briedžius kokius ieškoti arba arklius, bet svarbiausia, kad tiesiog susirastumėt kažkokią nuotrauką ir tada paspaudę ant jos pasididinkite antras pelės ir image address arba nukopijuoti paveikslėlio nuorodą. Užsikrovė nuotrauką, bet mes matom, kad nuotrauka yra didesnė negu mūsų naršyklės plotis ir užeina už kraštų. Tai kad neužeitų už kraštų, mes naudosime atributus, kurie yra plotis ir aukštis. Tai width ir galime duoti, pavyzdžiui, 300. Ir matysim, kad net nenurodžius aukščio, nuotrauka prisiderina prie mūsų nurodyto pločio. Taip, ir tada yra alt. Kas tas alt? Jeigu mūsų nuotrauka, tarkim, neužsikrautų, aš ištrinsiu dalį kodą, išsaugosiu, matom, kad net neduoda mums žinot, kad čia nuotrauka, kad kažkada ir egzistavo. Tai alt tekstas būtent mums ir padės žinoti, kas buvo šitoje vietoje. Matom, parašo car, bet ne tik. Taip pat alt tekstas yra naudojamas Google paieškos varikliams optimizuoti jūsų svetainę, kad jie būtų surandama ir nuotraukos taip pat būtų surandamas per paieškos variklius kaip Google. Ir taip pat, jeigu jūsų svetainę užeitų žmogus, kuris, tarkim, yra neregys, jis naudodant alt būtent šitos atributus galėtų klausytis jūsų puslapio ne tik teksto, bet taip pat ir nuotraukų, kas yra nuotraukose, pavyzdžiui, pavaizduota. Šiuo atveju pas mumis yra car. Gerai, tai aš grąžinu teisingą kodą, parašau car ir dabar mes turime gražią nuotrauką. Kad pasidaugintume nuotrauką, galime tiesiog ją pasižymėti ir Ctrl+C, Enter, Ctrl+V ir padaugės. Bet yra ir greitesnis būdas. Mes galime pasižymėti nuotrauką ir spausti Alt-Shift mygtukus klaviatūrų ir į apačią. Ir tada matysim, kaip lengvai pasiduplikuoja. Jeigu jūs palaikysit ilgiau, tai jų prisikurs ten labai greitų metų ne 100. Gerai, tai Ctrl+Z, grąžinkit vaizdą. Užtenka, kad būtų kokios 3 nuotraukytės, Alt-Shift į apačią, ar ne? Ir mes turime 3 pavyzdžius. Kokios dar žymos yra svarbios, naudojant, kuriant puslapį? Tai sąrašai. Jeigu mes, vėlgi, neatsimenam, kaip tos sąrašus rašyti, užtenka atsiminti, kaip sąrašai yra angliškai. O angliškai sąrašai yra lists. Jeigu, tarkim, nežinot ir kaip angliškai sąrašai, galite įti Google vertėją ir išsiversti. Bet manau, daugelis iš jūsų žino. Tai eikim vėl į Google. Aš šiek tiek užsidarysiu pas save langų, nes čia pas mane labai daug. Ir jums rekomenduočiau irgi neturėti tiek daug atsidarius langų. Pasileisiu iš naujo live serverį. Gerai. Ir dabar į Google nuėjus. Rašysiu HTML list. Taip, ir man duos nuorodą, vėl V3 School, nes tai yra, kaip ir sakau, pati populiariausia dokumentacijų svetainė. Ir turėsim nesunumeruotą ir sunumeruotą sąrašą. Jeigu spustelėsime Try it yourself, atidarys kodą ir pavyzdį. Dabar vietoj to, kad mes vėl copy-paste darytume, galime tiesiog pasirašyti patys. Tai UL reiškia unordered list, parašykite UL, enter ir tada tarp šitų dviejų žymų Open ir Closing tago, mato Closing tagą su pasviruoju brūkšniu, rašykit li, tai list item ir tada pridėkit, tarkim, item, žodelį, kaip turinį. Išsaugokit ir apačioje matysim atsiranda sąrašiukas. Kad sąrašas būtų aiškesnis, galime virš jo dar parašyti headingą 2 ir patikslinti, kad tai yra sąrašai ir išsaugoti. Tai va, sąrašai, item ir tada padauginti savo li
elementų su Alt Shift ir į apačią. Jeigu norėtume, kad mūsų sąrašas būtų sunumeruotas, mes galime po nesunumeruotų sąrašų rašyti OL, vėl naudoti tą patį li, item, išsaugoti ir mums bus sunumeruotas sąrašas ir galim padauginti tą vėl su Alt Shift į apačią. Na ir gražiai numeruosis. Tai va, taip paprastai yra kuriami sąrašai. Mes taip pat galime talpinti sąrašus į sąrašus, pavyzdžiui, po antruoju li elementu sunumeruotam sąraše, kurti nesunumeruotą sąrašą, pridėti dar li ir tai būtų, tarkim, item, tarkim, 2. Ir tada Alt Shift į apačią padauginam. Ir matysim, kad po antruoju atsiranda dar vienas sąrašas ir taip galėtume daug sluoksnių sąrašų prikurti sąrašuose. Šalia sąrašų taip pat labai populiaru yra naudoti lentelės svetainėse. Tai lentelės, vėlgi, nieko nereikia atsiminti, einam į Google, taip ir rašom HTML tables. Angliškai lentelės yra tables. Ir mums paspaudus pirmą nuorodą, išmes lentelę ir taip pat kodą, kaip atrodytų turėtų lentelė. Matom, ar ne? Paspausiu ant pavyzdžio ir matysim, kaip atrodo. Yra pradžia ir pabaiga lentelės. Dabar matome, ar ne, kad lentelėse yra pradžia, table ir pabaiga ir tarp jų yra įvairių kitų žymų. Pasinagrinėkime, kaip viskas atrodo mūsų puslapyje. Tai table, tarp table matome, kad yra tr, tr reiškia table row arba eilutė lentelės. Ir tada table row viduje mes matome, kad yra th arba td. Th yra šitie paryškinti langeliai, kur centruojasi viduryje žodžiai, o td yra paprasti langeliai, kur žodžiai yra neparyškinti ir nesicentruoja viduryje. Tai šitoj eilutėj mes pridėkime pradžioj th ir galime duoti tiesiog pavadinimas ir padauginti su Alt Shift į apačią. Taip, ir matysim pavadinimą. Tikriausiai matot iškart problemą. Nėra lentelės jokių ribų. Tai kad būtų ribos, čia pavyzdyje yra pridėta stilius, o mes galime tiesiog pridėti prie table border atributą ir tarp kabučių 1. Ir atsiras iš karto mūsų linijos. Gerai, ir tada po pirmąją eilutę, kurkime dar vieną eilutę ir ten pridėkim paprastų td langelių. Ir čia gali būti tiesiog name. Padauginkim Alt Shift į apačią 3 kartus ir bus name. Jeigu norėtume dar vienos eilutės, galėtume padauginti tr kelis kartus su tais name ir turėtume. Bet taip paprastai lentelės yra kuriamos. Lentelėse kartais dar būna nurodyta, kur yra table head ir table body. Panašiai kaip mūsų visas puslapis turi head, ar ne, ir body, taip ir lentelės gali turėti. Tai antrą variantą parodysiu su tais elementais table head ir table body. Tai galbūt pridėkim lentelę, rašykim t-head, duokime eilutę, th vėl, pavadinimas, pasidauginkim su Alt Shift į apačią, galime pridėti vėl borderį 1, kad atsitrauktų šiek tiek lentelė vienas nuo kito. Neužtenka čia pridėti enter tarpu, ar ne, reikia naudoti žymą. O žyma vadinasi br arba line breakas. Tai br ir mums atsitrauks. Br galima naudoti, kad atitraukti ne tik tais lentelės, bet ir apskritai bet ką. Perkelti kitą eilutę. Gerai, ir tada po table head bus table body ir tada tr ir viduje table langeliai, table cells, ar ne? Tai name, vėl Alt Shift į apačią padauginam ir turėsim. Tai iš pažiūros, jeigu dabar čia sukursiu dar 3 eilutės, viskas atrodo taip pat, tačiau pačiam kaip programuotojai yra lengviau skaityti šitą variantą, nes galima suskliausti head ir t-body į 2 dalis. Tuo tarpu čia, jeigu mes norėtume, išeitų tik suskliausti atskirus eilutės. Tai va, tai techniškai niekas per daug nesikeičia, bet funkcionaliai ar ne, bet vizualiai mums lengviau skaityti savo kodą. Taip, jeigu, tarkim, nespėjate kažko, per daug nepergyvenkite, po šio video bus jums pridėta visas darbas, ką mes atliekam pamokų metu, ne tik tais po šios pamokėlės, bet po kiekvienos pamokėlės. Jūs taip pat galėsite tiesiog rašydami savo kodą, vėliau atsisiųsti tą final versiją, final project ir tada pasilyginti kažką, ką jūs, tarkim, nespėjote ir pažiūrėti, kur padarėte klaidų. Gerai, tai pasižiūrėjom, ar ne, turime pavadinimus, turime nuotraukas, sąrašus, lenteles. Na ir paskutinis dalykas, ką norim pristatyti, tai yra formos. Vėlgi, Google, šitą tikrai jau išmoksite, HTML ir tada forms. Ir jeigu neranda jums iš karto, gali dar pridėti tag. Ir tada išmes v3 school, HTML form tag. Ir išmes kaip pavyzdį, ar ne? Tai try it yourself.
ir bus jūsų formos pavyzdys. Galite jį nusikopijuoti pradžioje, pabandyti įsidėti į savo svetainę. Pasižiūrėkim, kaip atrodys. Matom, yra forma, kur galima užsipildyti dalykus. Formoje yra inputai ir pavadinimai. Gerai, tai dabar vietoj to, kad copy-paste darytume, susikurkime patys ir kad suprastume geriau, kaip formos veikia. Taip, rašykim form. Yra kažkoks veiksmas, mes galime tiesiog nurodyti hashtagą, metodą naudosime, kad gautume informaciją get ir tada tarp formų tagų pridėsime labelius. Tai gali būti, pavyzdžiui, fname, tai vardas ir bus vardas, ar ne? Po jo galima pridėti input, type text, prieš tai id fname, kad susijęti su labeliu ir taip pat pridėti name, fname, kad žinotume, kai išsiunčiam informaciją į serverį, ką mes ten išsiunčiam. Ir tada, kad šitoj vietoj palengvintume žmonėm ir geriau susigaudytų, ką ten rašyti, galime naudoti placeholderį, kur, tarkim, parašysime vardenis arba, kaip dažnai būna, Jonas tiesiog. Kažkodėl Jonas, nežinau. Gal dėl to, kad vienas iš populiariausių vardų Lietuvoje. Gerai, ir matom, kaip prisiglaudė yra prie formos lentelė, tai virš formos galim dar h2 parašyti ir formą. Taip, ir čia forma atsiras su vardu Jonas, ar ne? Ir tada mes galime pridėti dar daugiau savo inputų, labelių, pakeisti, kad tai yra pavardė, tarkim, o čia paštas ir turėsime skirtingus. Ir kad išsiųstume savo formą, mums reikia būtinai suderinti ne tik tais šitos pavadinimus, bet pakeisti ir tipus. Čia, kur yra pirmasis input, pasidarykime tarpą, kad būtų aiškiau, kur kas yra. Ir tada čia lname visur, lname ir Jonaitis, tarkim. Ir čia email, id email, name email ir gali būti ten Jonas @gmail.com kaip pavyzdys. Taip, ir nepamirškime, kad nors vardas ir pavardė yra kaip tekstai, bet šiuo atveju mūsų paštas gali naudoti tipą pašto email, kuris mums siūlys užpildyti su ženklu. Ir tada, kad išsiųstume formą, naudosime input type submit. Jeigu norėtume, kad forma elementai būtų vienas po kitų, galim tiesiog pridėti breikus. Po 2. Kiekvienam copy-paste, copy-paste, copy-paste. Na va, ir viskas bus vienas po kito. Čia tiesiog norėdami užpildyti, užpildysiu greitai submit ir matysim, kad čia viršuje parašo fname Davidas, lname Koncius, email aš Koncius @gmail.com. Dabar jeigu norėtume, kad neleistų submitit tuščios formos, kaip ką tik padariau, mums reikėtų dar pridėti pabaigoje kiekvieno inputo žodelį required. Ir tada, neužpildžius bent vieno elemento, mūsų prašys, kad užpildytume. Tokie yra pagrindiniai HTML tagai arba žymos lietuviškai. Kitą kartą mes jau susipažinsime su įvairiais stilizavimo būdais, o šiam kartui tiek.